Po šio testo turbūt supranti dar labiau, kad tavo gyvenime kažkas nuolat kartojasi. Gal vis patenki į tuos pačius santykius, gal dirbi labai daug, bet nejauti pasitenkinimo, nei finansinio augimo, o gal atrodo, kad stengiasi keistis, bet po kurio laiko grįžti ten pat, nors bandy pabėgti. Todėl šiame video noriu parodyti, kodėl taip vyksta. Suprasi, kodėl vienvalios pastangų dažnai neužtenka, apie ką gali atskleisti tavo ta gimimo horoskopo schema ir kaip astropsichologinė konsultacija padeda pamatyti tai, ko vienam žmogui dažnai nepavyksta pamatyti pačiam. Dažnai mes galvom, kad problema yra išorėje, kad reikia kažkokio kitokio partnerio, kito darbo, daugiau motyvacijos, daugiau disciplinos. Tačiau po kiek laiko situacijos pasikeičia, o jausmas lieka tas pats. Ir mes nešamės savo vidinės programas toliau, nešame savo baimę, savo įsitikinimus, savo reakcijas. Ir kol nepamatome, gyvenimas labai dažnai jas tiesiog atkartoja ir vis kitose situacijose. Todėl atrodo, kad likimas tiesiog mus baudžia. Nors iš tiesų jis kviečia pamatyti tai, kas ilgą laiką buvo tiesiog nematoma. Na ir dažniausiai žmonės ieško greitų atsakymų. Todėl skaito motyvacinės knygas, žiūri vaizdo įrašus, klauso podcastų, kartoja afirmacijas, bando mąstyti pozityviai ir visa tai gali būti naudinga. Bet jeigu nežinai, kas iš tikrųjų vyksta tavo viduje, tai dažnai tampa tik laikinu palengvėjimu, nes negali pakeisti to, ko dar nepažįsti. Todėl po kurio laiko žmogus vėl grįžta į tą pačią vietą ir pradeda galvoti, kad su juo kažkas negerai. O dažniausiai problema yra visai ne žmoguje. Problema ta, kad jis bando spręsti pasekmes, nepamatydamas to priežasties. Savo konsultacijose aš sujungiu vakarų astrologiją ir psichologinį žmogaus pažinimą. Man svarbu neprognozuoti ateitį ir nepasakyti, kas tavęs laukia. Man daug svarbiau parodyti, kaip tu veiki. Kokios yra tavo stiprybės, kas tave stabdo, kokie vidiniai modeliai kartojasi, kodėl vienose gyvenimo situacijose viskas vyksta lengvai, o kitose nuolat atsitrenkia į tą pačią sieną. Per daugybę konsultacijų tikrai mačiau, kaip vien supratimas pakeičia žmogaus santykį su savimi ir būtent nuo to prasideda tikrasis vidinis pokytis. Astropsichologinė konsultacija nėra apie tai, kad kažkas už tave nuspręs tavo likimą. Ir ji nėra apie būrimą. Ir tai tikrai nėra ir gąsdinančios prognozės. Tavo gimimo schema yra tarsi vidinis žemėlapis, kuris parodo tavo prigimtį. Vidinius poreikius, stipriasias tavo pusės, pamokas, tas vietas, kuriuose dažniausiai pats save stabdai. Kai visą tai pamatai, daug dalykų pagaliau tampa aiškus. Ir vietoje klausimo, kas su manim negerai, atsiranda visai kitas klausimas. Ką dabar galiu su tuo padaryti? Labai dažnai po konsultacijos žmonės sako, dabar pagaliau suprantu, kodėl vis kartoju tą patį. Arba pagaliau nustojau save kaltinti. Taip pat dar sako, kad dabar jau aišku, kodėl vienose situacijose elgiuosi būtent taip, o ne kitaip. Ir man tai yra didžiausias rezultatas. Nes kai žmogus pradeda suprasti save, jis pradeda priimti kitokius sprendimus. O tada keičiasi ir visas jo gyvenimas. Ir tam nereikia būti tikinčių astrologiją, nereikia nieko mokėti apie planetas. Svarbiausia tiesiog būti pasiruošus atvirai pažvelgti į save. Nes konsultacijos metu mes analizuojame tavo asmeninę gimimo horoskopo schemą ir ieškome atsakymų būtent tavo gyvenimui. Ne bendrų kažkokių prognozių, ne visiems tinkančių patarimų, o to. Todėl jeigu jauti, kad norisi ne tik daugiau informacijos, bet ir gilesnio supratimo apie save, kviečiu tave į individualią astropsichologinę konsultaciją. Ir jos metu pažvelgsime į tavo gimimo schemą, kartu aiškinsimės, kokios vidinės priežastys šiandien veikia tavo gyvenime, kur didžiausias tavo potencialas. Ir jeigu dabar galvoji, kad nieko neišmanau aš apie astrologiją,
tai tau visiškai to nereikia. Aš viską paaiškinu paprastai, suprantamai ir žmogiškai. Galbūt abejoji, ar viena konsultacija gali kažką pakeisti, tai ji nepakeis tavo gyvenimo už tave. Tačiau ji gali duoti tai, nuo ko prasideda visi pokyčiai - aiškumą. O kai atsiranda aiškumas, atsiranda ir galimybė pasirinkti kitaip. Todėl jeigu jauti, kad atėjo laikas nebesisukti tame pačiame rate ir geriau suprasti save, kviečiu rezervuoti savo astropsichologinę konsultaciją. Visą informaciją gausi parašius man. Lauksiu mūsų susitikimo. Galbūt būtent šis pokalbis taps tašku, nuo kurio pradėsi į save žiūrėti visiškai kitomis akimis.